Na tai ir sveiki visi. Šiandien su jumis sveikinuosi aš Matas Fuiks ir šiandien filmuoju MSU Off-Present serverį. IPas bus numestas description'e. Ir dabar šiandien norėčiau parodyti tai savo texture pack'ą. Jis vadinasi Adventure Time Texture Pack, nuo Jokobat, jie atrodo tikrai juokingai, kaip matot. Deimanto blokai, deglas, matot čia kirvis tipo, geresni kardai. Tai va, turbūt dabar ir pradėsim aprodyti, ką aš esu pasidaręs. Truputį čia nepridėjau tokio ryškumo. Nebijokit, čia creeperiai nieko nedaro. Na va. Gerai, dar parodysiu, čia yra emeraldo blokai. Viskas iš filmuko, o čia yra gold blokai, o čia yra pinigai, nes jie labai tokie gražus, man patinka. Nežinau, kodėl Adventure Time Texture Pack'ą pasirinkau, bet tai jis man labiausiai patinka iš visų tekstūrų. Nes žiūri čia, nežinau, sunkiai tą Texture Pack'ą. Pasirinkti yra, aišku, parsisiųsti lengva, bet tai pasirinkti ne. Warp Shop'e lagins, man atrodo, nes filmuojam video. Jo, čia visiems lagina, čia žiūri visi traukiniai vakar, turim Optifine'as, lagus truputį praklynina. Jo. Zulito buvo, eina parduoti įdomu. Na, bet dabar tai mums nei truputį nerūpi. Mūsų plote yra tokių. Čia niekada mėsos nereikia, galite parduoti iškart, kai prisijunkit starter. Yra kas, kažkur kas valandą ir 40 minučių. Tai va, bet labai geras. Ir galite parašyti warp. Mato, čia daug warpų yra. Ir rankai. Čia yra visi rankai. Dabar aš esu ranku, kuris yra va čia. Ir po to reikia. Dabar, aišku, pavyzdžiui, parašysite rank. Ui, palaukit. Kit. Ir nebus, aišku. Tik apšilęs. Jį galite pasikelti, kada ten, nors ir tas pats viskas yra. Jį galite pasikelti, turbūt, kai kasinėjatės, man atrodo, arba tiek turit žais, nepastebėjau. Tai va čia taip įsidailinom viską į tą kaip tą netherworld. Nežinau, tai užtievo tas pavadinimas man. Šitą pasidedam šitos item. Man atrodo, ant visų kitų yra tie patys itemai. Kastuvų galite pasigaminti. Tai va, einam į Warp A. Sveikas Alberto 2013 atvykęs į Game in Op kalėjimą. Eikite toliau. Čia truputį jį lagins, bet labai mažai. Tų šūdų nepasidėjom. Gerai, dabar čia yra mediena, kaip matot, kuriuos labai reik. Čia yra kvarco blokai, iron ir kaip tie coal. O jeigu ir pas mane varpų yra tikrai labai daug. Į B varp, atsirandi kažkur kitoj vietoj, čia yra items parduok su sell all. Ne, neverta. Gal eina? Oi, oi, neverta. Iš tikrųjų buvo parduot.
Tai va, čia yra irgi šitas, tik tai čia kas yra, turbūt kaulų blokai, bet tai dabar mums tai neaktualu, galime eiti į Warp K, va, ten tai jau yra, aišku, šitų kas negalima, šitas yra pitiakas nesveikas, starter pick tipo, tai va, čia, kaip matot, čia zajebys yra toks servoks, nežinau, man labai patinka tie serveriai, nuprezent, kai viską gauni ten tik statyk-tu. Survival, žinoma, irgi patinka, čia visiem aišku, kam tik nepatinka survival, aišku, ne vienam. Tai va, ant Warp J yra irgi taip, bet ten yra, nėra lapių žalio, iš kurio labai gražus blokai, kaip matot pas mane. Diamond blokai primena man tokius kaip Lego kažko, what the fuck, tai čia. Bet viską pasipavok. Nenoriu aš tokių žmonių, čia mane reikia. Tai va. Dėl pikų galite nesijaudinti, jie tikrai jau yra užburtinės laužumo 100, bet tai vis tiek normaliai lūžta, nes, pavyzdžiui, labai gerai jie kasa, žiūrėkite. Jie yra užbuginti. Šičia. Su Optifine jis praklynina lagus, pritraukia, aišku, pavyzdžiui, ten nesupranti, kas ten yra, pritraukia, matai, nereikia nei strėlių, neturiu meni nei lankų, nereikia prisitraukti ten, kad tuši, tegu man pakas, gal aš kažką parašy, jie tokie nubai čia renkas, palaukit, va, mūsų koks renkas K. Tikrai rankus keltis yra sunku, jeigu nieko nedarote, dirtą vien pardavinėti neužteks, tai va, toks pranešimas yra, kad galite, aišku, eiti į Warpus, tai nepamirškit, nes aš kaip pirmą kartą atėjau į šitą servą, video nemačiau nieko, tai šis video kaip ir pagelbės jums tai padaryti, bet aš atėjau į šitą servą vakar ir, kaip pasakyt, nieko neturėjau, vienu žodžiu, o kuriuo. Tai va, atnaujimos kasyklos yra, kas nežinau, kažkiek ten yra. Gerai kasamės į apačią ir vėl čia kasam. Tai va, kai matot, pikas nesveikas yra. Truputį mažai prisimailinam. Turbūt į Warp J reikėsit, nes iš jo daugiau gauni pinigų, visko, bet čia galite ateiti dėl blokų tokių. Jo, taigi DMD blokus, jeigu išsigrynins, tai tikrai apsimoka čia. Knistas. Tai va. Kas jau esat žaidę šitam serve, pakomentuokit, patraukit žmonių į šitą serverį, ar jisai geras, ar blogas. Nu, aišku, jeigu blogas, tai geriau iš viso nieko nerašykit. Nors pasidalinkit savo nuomonę, ar verta eiti į šitą serverį. Nes, pavyzdžiui, kitiem patinka survival, aišku, ir man patinka čia, bet tai present irgi toks geras visai, kai pavyzdžiui, jau nebeturi ką, kaip pasakyti, nebeturi ką veikti ant Minecrafto. Ir ateik, ir kelkis tu čia ranką čia. Eik tu, na, čia iš čia. Skuč tu čia. Su Ironu. Liuberis. Ok, išvalėm apačią. Galim kaip tik Warp K parašyti ir bėgti viršų valyti. O šičia. Tai va. Kas čia? Jo, tokie yra pasibaginimai dėl to, kad daug ant žemės yra daiktų. Tai va, žinosit. Aišku, be abejo, kiti sako, ar yra nauda, pavyzdžiui, keltis tuos rankus, ne?
Yra iš tikrųjų, nes ir, nu, gali kaip nėra, bet tai, jeigu nori smagiai praleisti laiką, pažaisti įdomius pastatus, pastatyti, ten video pradžioje, ten buvo mano kaip tas, toks kaip vienuolyn, nu, kavinė, karočią. Tai ten tokie biškutį, aišku, nematyta kavinė, nes su teksturpeku. Lazurito blokus mes kasinėjom dėl to, kad jie yra gražus iš tikrųjų ir iš jų eina apdailinti pastatus visokius, rėmelius uždėti. Tai va tiek čia. Tai va, pagal jūsų ranką jums bus atrinktas varp ir jūs parašysite, pavyzdžiui, pasikelsite ranką į E-kodą. Tai va, parašysite varp E ir eisite maininti ir keltis ranką toliau. Tad kiekvieną, man atrodo, dieną gausite po naują kitą, aš nežinau, bet tai apšilęs nežinau, kaip gausite kitą. Oi, mes truputį blogai darome. Galim varpšio beiti jau iš karto, nes labai po to ilgai užtruksim pardavinėdami. Palaukit, sell. O dieve. Tai turbūt taip ir pardavinėsim dabar. Šūdų mums nereikia. Varp. Tai va, dar biščių pasimaininsim, info papasakosiu ir galėsim eiti. Aprodysiu aš jums savo tą kaviniukę. Gal truputį upgrade'insim, bet tai labai mažai. Aha, tai va. Šitame video aš norėjau tik tai jums pranešti apie šitą servo info, kas gero jame, ką reikia daryti, ko nepamiršti. Be abejo, nepamirškite laikinti mano video, nesakau, kad video jau baigtas, o jau. Tai va, ir net nežinau, ką dabar jums sakyti. Dažniausiai ant šito serverio yra, nėra tokių, kaip pasakyti, pluginų, kaip aukcionas, jūs turbūt visi žinot, yra survival, yra PvP, kit PvP ten, yra Skype PvP, turbūt čia coming soon buvo parašyta, kad atsidarys. Kaip sakiau, serverį panumėsiu description'e. Jeigu kas nors neaišku, komentuokit ir be abejo paklauskit manęs, atsakysiu tikrai. Nu, YouTube aš tikrai lankausi. Nu, turiu omeny, YouTube aš sėdžiu ilgai ir žiūriu video, kitų aišku, ir savo. Tai va, ir jeigu jums iškyla neaiškumų, arba dar, jeigu kas nežinot, kaip parsisiųsti teksturpeką, nu, ar žinot, kaip parsisiųsti, arba nežinot svetainės, arba nežinot, kaip įsikelti, sakykit man, darysim video ir parodysiu, kaip viskas darosi, kaip viskas įsikelia. Tai tikrai paprasta, nieko beveik daryti nereikia. Labai jau lengva. Tai va, jeigu kam prireiks, kreipkitės, padėsiu. Ok. Ok, gerai. Čia aišku lagino, sakiau visiems. O tikrai daugiau galim gauti šių diamond negu ten gaunam. Tai neverta. Neverta yra tuos
diamondus selinti per selol, nors tai patogiau, bet šičia vertingiau. Beje, komentuokite, kokį žaidimą norite, kad aš pažaisčiau, būtinai pažaisiu. Kokį karinį arba strateginį arba pirmas man šaudyklę, kaip jūs norit, aš galėčiau pažaisti. Turit pasiūlymų arba ko, tai man numeskit į komentarus, tikrai parsisiųsiu tą žaidimą, jeigu jisai man įkris irgi į akį, netiesioginė prasme, bet tai va, galėsiu aš irgi parsisiųsti ir galėsiu nufilmuot. Tai va, čia žadu torčių daugiau padėti, lazerito blokų nežinau, kur reikia dėti, bet tai žinau, maždaug žinau, ką darysiu. Bet man atrodo, čia neina vandens dėti, o gal ir eina, pažiūrėsim, bet tai turėtų eiti iš tikrųjų. Na, galim pabandyti. Kaip lagina čia, labai mane patinka, kai lagina. Tai va, šičia. Ok, vandens kibiras. Pabandom. O, eina. Tai labai gerai. Bet aukosis dėl jūsų žiūrovų, išleis beveik visus pinigus. Pamatysit, ką aš žadu daryti, kaip įvaizdžio pridėti tam mano plotui, čia teka jo. Tai tik palengvins mano tą darbą. Gerai. Žemės galim dingti, čia kaip mano, kaip rusiukas, kurį aš praplatinsiu per kitą video. Tų šūdų galim pasiimti. Smaragdo blokas, kaip matot, šitoks, kaip iš Bymau tokio, jeigu žinot. Kaip sakiau, čia yra Adventure Time Texture Packas, kurį galite įsigyti, kaip sakiau, numesti linką. Tai va, dabar gal einam prie šito, ups, nepasiėmiau medienas. Tai va, žaidžia, kaip mato, tik 10 žmonių čia įprastai. Tu parodys prikolą, kurį galim daryti ant kiekvieno beveik present serverio. Oho. Beveik ant kiekvieno. Tai... Ai, blėd. Nieko nepadariau aš. Oho. Tai va, torčių. Blėd, anglės neturim. Kaip sakiau, anglės galite eiti pirmą savo varpą. Anglės iškasite, parodysiu kiek, parodysiu kaip anglis atrodo, parodysiu kaip irons atrodo kaip ironas iš tikrųjų, nes taip, ant šito tekstūro. Kaulas atrodo įdomiai, taip kaip, kai Nether Star, tik tai papildytas, čia lagina mums, nes irgi čia viską apnesam. Jeigu kas nežinot, kodėl Minecraftas lagina, tai žinokit, nes Microsoft nusipirko Minecraftą ir daro jau naują Minecraft. Kas skaito tikrai ir domis Minecraft žiniomis, tai žino, bet Jobs yra čia ar ne? Ir kit, gal gavom kažką naujo? Ne. Tai va, anglės turim tikrai pakankamai, o Jezaurės taip jau norėjau rašyti. Gerai.
įdedam šičia, negaila, mums negaila. Taip. Šičia dar norėjau pirmą įdėti, šičia. Apšviesim truputį. Šičia. Ir dar šičia, viskas. O, pirmą lankytojai, ko norėtumėt, ponė? Eik tu nahui sproga. Tai va, tiek šitam video turbūt ir užteks, nes, pavyzdžiui, labai jau čia gerai šiandien pradėjom, labai nuotaikinga diena, bei visas su penktadieniu, nes mokykla baigėsi vėl 2 savaitės, sakau, vėl, o jau vienas susėdo, taip jau galvojau, aš moku privilioti klientus, ne, jos sprogo, nu pohui, visi klientai, kaip matote, eina iš mano bariuko, tai va, prodžiu ir jau galim užbaigti šitą video linksma gaida. Oh, fuck this shit. Eik! Tai va, dar reikėtų biškį palaukti tą šūdą. Boom. Tai va, aš žadu dar toliau kurti bulį, kurį vakar tikrai nežaidžiau, kažkaip nebuvo noro, vakar tokia diena buvo, nes noro tikrai nebuvo. Jeigu norit, kaip sakiau, tekstur peką, sužinot, kaip parsisiųsti, arba per kur parsisiųsti Adventure Time tekstur peką, kuris tikrai atrodo fun. Tai fun for fun, galim sakyti, ne fun. Tai galite komentuoti, klausti. Ir tikrai pagelbėsiu aš jums. Nes tikrai kiti aš ir nemokėjau, pavyzdžiui, gal ir jūs nemokat, tai sužinosit. Tai va, šiandien tiek. Sukursiu kitą video kitą kartą. Iki kitų susitikimų. Fuck this shit.